ir 2. Prisistatyk, kuogi tu vardu? Ugnė. Ir 3, ir 4. Kiek metų tu turi? 18. Aukščiau kelius. Kairė, dešinė. Kokios mokyklos? Mokinė. Vilniaus licėjus. Viršus, apačia. Kokia mėgstamiausia pamoka? Biologija. Koja, ranka. Didžiausia tavo pramoga. Sportuoti. Sportuoti. Kaklas, galva. Mėgstamiausia tavo laida. Ateities profesija. Iš tiesų, kvailas klausimas. Kągi, Ugne, šauni rytinė mankštelė, bet pats laikas kibti į dienos tašką. Bent valandėliai nustokime lėkti, bėgti, skubėti, sustokime ir pasidžiaukime tuo, kas gražu. Architektūra, skulptūra, tekstilė. Šypsokimės. Indrė, prisistatyk, kas esi ir ką darai? Esu Indrė Bekšaitė, tekstilės studijų magistrantūros 2 kurso studentė. 2 sakiniais, ką daro tekstilininkai? Mes darome viską. Yra labai daug technologijų. Tai yra audimas, siuvinėjimas, vėlimas. Ir tiesiog pritaikome po to įvairiose sferose. Mes čia taip poetiškai pradėjome, ar tekstilininkai yra menininkai? Tai tie visi technologiniai dalykai, kuriuos mes išmokstame per tos studijų metus, iš tikrųjų mes jas ir pritaikom kurti meno objektams. Vieni labiau pritaikomi pramonėje, kiti daugiau įeina į galerinę aplinką, parodas, konkursus visokius. Čia jau pasirinkimo reikalas. Kai išgirstam žodį tekstilininkas, tai įsivaizduojam giliame kaime sėdinčias močiutes ir audžiančias juostas. O ar tekstilė gali būti šiuolaikiška ir moderni? Egzistuoja naujas technologijos kaip kompiuterinė spauda, prie senų tradicinių staklių atsiranda naujas kompiuterinės ir staklės. Aš labiau mėgstu tradicinius senesnius būdus, bet tai vėlgi yra pakankamai modernu, nes aš išreiškiu naujas idėjas. Mums su Indrė įsišnekėjus pasirodo jinai ne tik tekstilininkė, bet ir didžiausio vientiso gobeleno autorė. Kas paskatino tokiam žygiui, Indrė? Meilė tradicinė audimo technikai, ataudų ripsas. Taip. Ataudų kas? Ataudų ripsas. Ataudų ripsas. Gal šiek tiek plačiau, kaip čia viskas vyksta? Na, mes turime 2 sistemas, tai yra siūlas kišamas kiekvieną kartą atkėlus priešingą sistemą. Dabar atkeliam kas antrą siūlą, taip? Ir mes prakišam siūlą ir jis prisimuša. Aišku, prieš tai reiktų susukti visą tai. Toksai būdas ir mes pridaužome tai. Reikia pridaužti labai stipriai. Čia ataudų ripsas. Taip, čia ataudų ripsas. Ir sekantį kartą mes naudojam šitas pagalbinės priemonės ir jas atkėlus jau kišam priešingą kryptimį ir tuomet ir taip natūraliai susiformuoja. Ir taip savo kaišiojam. Taip, ir taip kaišiojam. Vieną spalvą. Vieną spalvą, kitą spalvą, jungiam spalvas tarpusavyje, kad nebūtų tarpų. Ir kiek laiko visą tai vyksta? Tai vyks metus, nes dar 2 mėnesius aš jį darysiu. O vyksta tai taip, kad dieną tenka padirbėti 5-6 valandas. O būna, kad nuklystate nuo kelio ir tenka išardyti? Ne, nes aš improvizuoju. Tai aš nesiekiu griežtai to eskizo, kurį matom fone pakabinto. Tai galima sakyti, kad kai jį baigsite, jis gali būti visiškai kitoks negu... Taip, nes jis jau yra visiškai kitoks, negu pradžiai turėjau visą projektą, kuris buvo sumanymą. Sumanymas pasikeitė visiškai. 5-6 valandas juk yra labai daug. Ar tai yra beprotybė, o gal meditacija? Tai yra meditacija, tai yra ir darbas, ir laisvalaikis, tai yra viskas viename. Iš esmės tai yra pats gyvenimas, tai yra mano pasirinktas kelias. Ir tai yra tai, kas priverčia užsimiršti ir jeigu blogai jautiesi, tai tave nuramina. Tai yra tikra meditacija, kai panirsti pats į save ir kalbėsiu su savo vidiniu aš. O ar gobelenas yra apdraustas, juk čia tiek valandų darbo į jį įdėta? Žinau vieną gerą draudėją, brokerį. Gobelenas šis turi kitokią misiją, jis yra kaip šauklys, kaip priminėjęs, kad šis menas nėra miręs, šis menas yra gyvas. Ir kur kabinsit? Svajoju apie viešąją kokią nors erdvę, kur galėtų kuo daugiau žmonių gerėtis, lankyti ir matyti pastoviai, kad jis nebūtų kažkur tai suriestas į rėtimą ir negulėtų kažkokiai saugyklai. Kad visi matytų, kad tekstilė yra ateities profesija. Taip. Indrė, esi Dailės akademijos magistrantė. Gal gali trumpai papasakoti apie mokslo privalumus čia? Na, visų pirma, tai puikiai darbo atmosfera. Mes dirbame su daug profesionalių menininkų, iš kurių semimės patirties ir visokiausių žinių. Taip pat atvažiuoja daug svečių iš užsienio, kurie mums praveda paskaitas, tai yra labai įdomu. Ir laisvė kurti su parama, tas skatinimu.
Tai tikriausiai tokie privalumai būtų. Tekstilė yra senas amatas, senas menas, o ar tai yra aktualus šiandien, ar daug stojančiųjų? Bakalauro studijose mes turim dažniausiai apie 10 studentų viename kurse. Magistrantūra, aišku, jau lieka mažiau. Tai, manau, pakankamai paklausi specialybė, kaip meno srityje. Tai yra darbas reikalaujantis kruopštumą. Ar tarp tavo bendrakursių yra daug vyrų? Na, vyrų pasitaiko. Tai rekordas buvo, kad 2 vienu metu, vienam kurse. Bet dažniausiai tai po vieną. Galerijoje mačiau vyrų sukurtų eksponatų. O ar nėra taip, kad vyrai darbuojasi netgi geriau negu moterys? Nėra taip, kad būtų geriau ar blogiau, tiesiog tai yra kitaip. Dažniausiai jūs dirbate su pluoštais, o jei jums duotumėme plastiko gabalą, ar galėtumėte jį paversti menu? Tai be abejo, mes audžiame ir iš plastiko, ir iš celofaninių maišelių, ir iš vielų, iš vario. Visas medžiagas yra panaudojamas, kurias įmanoma tik tai įrišti. Netgi žolelių įvairiais rinkų laukuose. Ar vyksta menų sintezė? Pavyzdžiui, skulptorius nulipdo berniuką, o tekstilininkas jam nuaudžia šalikėlį. Tai be abejo, nes tekstilininkai ir nuo senesnių laikų iš tikrųjų labai dirba kartu su architektais, su interjero dizaineriais, su kostiumo dizaineriais. Visos specialybės remia vieną kitą ir siejasi ir dirba kartu, jeigu yra tai poreikis ir noras. Esame vietoje, kurioje dažniausiai paprastas žmogus susiduria su tekstilė, kilimų parduotuvė. Indre, o žmogus baigęs akademiją išmano tik tai meninę tekstilės pusę, ar jo kūrinių galima pamatyti ir čia? Menininkai baigę dailės akademiją gali dirbti dizaineriais, gali projektuoti kilimus, gali būti dailininkai priežiūroje. Žodžiu, pasirinkimas yra tikrai labai platus. Aš pati esu kilimų dailininkė, dizainerė. Tai kur tu dirbi ir ką tu dirbi? Aš dirbu Lentvaryje įsikūrusioj gamykloje. Aš prižiūrau kilimų vykdymą. Tai reiškia, kad aš perkeliu piešinį, parenku spalvas, prižiūrau, kad spalvas dėrėtų tarpusavėje ir esant reikalui sukuriu projektą užsakovui. O kokių profesijų atstovų dar galima pamatyti tekstilės pramonėje? Galima sutikti audėjų technologų, mes visada glaudžiai dirbame su interjero dizaineriais, su architektais, su baldų kūrėjais, žodžiu, su kitų sričių specialistais iš esmės. Indrė, kur dar be kilimų galim pamatyti tekstilininkų darbus? Kad ir ant visų baldų apmušalų, taip pat rūbai, tai yra taip pat su tekstilė susijusių žmonių darbas, tai medžiagos, aprangos detalės visokios, tai dalykai visi. Indre, o dabar šiek tiek apie tavo laisvalaikį. Ar lieka papildomą laiko hobiams? Kuo daugiau darai, tuo daugiau spėjai. Taip ir man yra, kad labai mėgstu laiką leisti gamtoje, ypatingai mėgstu žvejoti. Ar užėjus į tavo namus suprastumėm, kad čia gyvena tekstilininkė? Tikrai taip. Mano namai tuo pačiu yra ir mano dirbtuvės, mėtosi siūlų maišai, rietimuose suresti darbai, rėmai sukalti, paruošti naujiem gobelenams. Paskutiniai štrichai ir mergaitės galite ateiti įvertinti, kaip pažiūrėti, kol jūs kalbėjote, kaip aš čia jūs mačiau. Oho. Tai nesu aš kažkoks profesionalus menininkas, bet norėčiau padovanoti atminčiai tau, Indre, šį paveikslą. Dėkui. Nuo ateities profesijos, nuo mūsų su Ugne. Ačiū tau už viską. O mes su Ugne balsuojam. Tekstilės dirbinių gamintojo amato mokytis kviečia daugelis profesinio rengimo centrų ar paslaugų verslo mokyklų įvairiose Lietuvos miestuose. Apie jų siūlomas programas daugiau informacijos internete aikos.lt. Mokslai trunka nuo 13 savaičių iki 3 metų, išduodamas profesinio mokymo diplomas ar kvalifikacijos pažymėjimas. Baigę mokslus gali dirbti tekstilės ar siuvimo įmonėse, kurti savo verslą. Norint įsigyti aukštąjį universitetinį išsilavinimą stoja į Vilniaus dailės akademiją. Studijų programos tekstilė ir taikomąjį tekstilę. Šiuo metu Vilniaus dailės akademijoje gavus Europos struktūrinių fondų paramą per Švietimo ir mokslo ministeriją gerinama studijų kokybė, skatinamos studentų savarankiško darbo bei elektroninio mokymosi formos. Moderniai įrengtose laboratorijose praktiką atlieka Vilniaus, Klaipėdos, Kauno ir Telšių fakulteto dailės akademijos studentai. Kauno technologijos universitete siūlomos tekstilės dizaino ir technologijų bakalauro ir tekstilės inžinerijos magistro studijos.
kaip žuvelės, didelės ir mažos. Va, Fordas, tai tikrai paims. Fordai, geri žmonės vairuoja Fordus. Nieko nežinau, kažkaip nesiseka. Neik tu į priekį. Stoja, Ugnė! Stoja! Gerą dieną! Gerą dieną! Londono! Wow! Kaip tik tenai! Ar dažnai priimate tranzuojančius pakeleivius? Tiesiog šį kartą pamačiau pažįstamus žmonės ir ką padaryti? Ką padarysi, teko paimti. Na, mes jums, Giedriau, už tokį gražų žestą padėsim pakrauti jūsų sunkvežimį. Ką čia reikia griebti dabar? Ramybės, žinokit, ne tai viskas greitai, o iš tiesų tai patiem mums nieko nereikia daryti. Tai, Giedriau, kas čia vyksta dabar? Kaip jūs ir matėt, mes privažiavome prie rampos, pastatė mašiną ir žmonės krauna. Ką krauna? Krovinius krauna. O ar sunkvežimio vairuotojai visą laiką žino, ką jie veža? Ne, dažniausiai jie nežino. Būna, kada žinau, ką aš vežu, bet dažną kartą nežinau. O kam? O ar yra svarbu, ar kažkaip kitaip gal vairuojasi pati mašina? Tai vairuojasi tik tai dėl svorio. Be abejo, lengvesnis krovinys, mašina lengviau važiuoja, greičiau gali važiuoti, ekonomiškiau. Krovinys sunkesnis, viskas yra iš kitos pusės. Viskas blogiau, lėčiau ir taip toliau. Bet man asmeniškai, man jokio skirtumo nėra. Ar aš žinau, ką aš vežu, ar aš nebežinau. Jeigu jūsų kėdės spyruokliuoja ir jums teisingai, sunku ar nesunku pas jūs? Kaip sakoma, aš ridenu kilometrus ir man gerai. O ar tiesa, kad sunkvežimio vairuotojas niekada nevažiuoja antrą kartą į tą pačią vietą? Kaip žaibas? Ne, kaip žaibas aš taip greitai tikrai netrenksiu į tą pačią vietą. Bet nedažnai, bet pasitaiko, kad mums tenka atvažiuoti ten pat, jau tampame pastovus klientai. Tai kaip viskas vyksta? Jūs paimat krovinį, nuvežat jį į Londoną ir tada grįžtat su tuščia priekaba? Oi ne, su tuščia priekaba tai yra su oru, mes nevažinėjame. Mūsų vadybininkai žino, kad aš jau esu vietoje ir aš įsikrovęs. Būna, kad dieną prieš tai jie man atsiunčia žinutę ir parašo, tau pasikrovimas štai bus ten Main Streetas, Londono koks nors priemiestis. Ir aš įsikrovęs, suku baronką ir važiuoju į Main Streetą. Aha, per kiek laiko pakraunama tokia puspriekabė? Dažnai tai būna ne vienas pakrovimas. Būna 2, 3, 4, kartais ir 5. Jeigu viskas yra vietoje, tai trunka pusvalandį iki valandos. Ką veikiat jūs, kai kraunama puspriekabė? Dažniausiai vairuotojas sėdi kabinoje, tačiau pakrovus mašiną vairuotojas tampa atsakingas už krovinį. Todėl būna taip, kad aš nenoriu, bet aš turiu išlipti iš kabinos ir turiu dalyvauti pakrovime. Tiesiog matyti, kaip krauna, ką krauna. Ar tvarkingai krauna, nes pakrovus aš turėčiau užsidėti diržus, krovinį prisiveršti, kad aš jo nebepamesčiau. Taip, viena kilpa taip, kita kilpa taip. Viena kilpa taip, kita taip. Ir va tai viską užsidarome. Ir prakišam vadinamą muitinį diržą. Pikčiausi policininkai yra? Vengrijoje. Sudėtingiausia važiuoti per? Lenkiją. Geriausi keliai yra? Greitkeliai Prancūzijoje. Kiek dienų per mėnesį užtrunkat kelyje? Per mėnesį dirbu apie 20-23 dienas. Ir visos jos yra kelyje, ar kažkaip tos darbo valandos yra normuojamos? Be abejo, kad jos yra normuojamos. Aš nebegaliu važiuoti tiek, kiek aš noriu, galbūt tiek, kiek aš galėčiau. Šiandieną turiu dirbti 9 valandas. Aš pravažiuoju 4,5 valandos ir aš turiu sustoti mažiausiai 45 minutėm. Tada aš galiu valgyti, kavos atsigerti, nueiti į parduotuvę, tiesiog pamiegoti, įsimaudyti galbūt kur nors prie gražiaus ežeriuko. Ir grįžtu atgal, toliau aš važiuoju 4,5 valandos. O kaip tai reguliuojama? Mes turime darbo ir poilsio registracijos lapą. Tokį kaip kompaktinį diską. Tikrai taip. Žargonu tai vadinama šaiba, kurią įdėjus į tam tikrą aparatą, aparatas viską fiksuoja. Kada mes pradėjom važiuoti, kiek mes laiko važiuojame, kokiu greičiu mes važiuojame. Ir po 4,5 valandų aš privalau sustoti.
O jis nepypsi, kad pyp, stok, ilsėkis? Oi ne, jis nieko nepypsi, tiesiog galbūt aš pats savo pradedu pypsėti, kad man jau laikas sustoti pailsėti. O kaip jūs kovojate su miego, kai užsimanote vidury kelio? Turiu 2 būdus. Yra toksai sporto inventorius treniruoti raumenis. Bicepso, žinokite, labai puikiai padeda. O jeigu ir tai nepadeda, pasileidžiu magnetofoną ir pradedu pats dainuoti. Ką dainuojat? Mikmei keli miego. Oi ne, jeigu kompaktė pasitaiko lietų dainų, aš jas prasuku, perjungiu kitą dainą, kad būtų koks rock'n'rollas. O kur jūs mėgat, pakelės viešbučiuose? Ne, pakelės viešbučiuose, aš turiu nuosavą viešbutį ant ratų. Yra 2 lovos kabinoje. Viena yra 1 aukšte, kita yra 2 aukšte. Ir va štai ten aš miegu. Tai 20 dienų per mėnesį jūsų sunkvežimis yra jūsų namai. Tikrai taip. Tai yra ir darbo vieta, ir poilsio vieta. Mano namai, nes būna taip, kad savaitgalius aš irgi praleidžiu mašinoje. Tai tenai aš ir valgyt darausi, ilsiuosi, žiūriu filmus. Giedriau, ar būna kažkokių ekstremalių situacijų? Nuleidžia padangą, čia draugas nepatems, arba užgeso, reikia krokodilų. Dažniau tai būna ypač žiemą, kai stipriai pašąla, mašina neusikūrė ryte. Tada taip, tada jeigu pats neturi vadinamų krokodilų prikūrimo laidų, tada tenka eiti ieškoti ir klausinėti. Please help, padėkit. Ir būna visaip. Dažniausiai, civilizuotos Europos vairuotojai, tai yra vokiečiai, austrai, tie, kas važinėja su apynaujom mašinom, jie neturi jokių pagalbos priemonių, jie turi vienintelį mobilų telefoną. Tada gelbėja kolegos iš Rusijos, Baltarusijos, Ukrainos. Dažnai tie žmonės turi... Kurie patys gęsta. Labai daug visokios pagalbos. O jūs draugaujate su kitų šalių vairuotojais ar atvirkščiai pykstatės? Dėl vietos, dėl kelio, dėl nakvynės. Žinokit, būna visaip. Gal tai nėra kažkoks tai pykimasis. Na, bet be abejo, jeigu man laikas baigėsi ir tai yra vakaras, noriu, stengiuosi kai ką aplenkti, kad prieš stovėjimo aikštelę į ją aš pirmas įvažiuočiau, o ne antras, trečias ar ten. Geresnė vieta, po palme. Ne prie šaldytuvo. Ne prie šaldytuvo. Toliausiai sunkvežimiu pasiekta vieta. Prancūzijos pietus. Ilgiausiai užtrukusi kelionė. Į Italiją 2 savaitės. Pirminė ir atgal. Mėgstamiausia šalis kaip turistui. Šveicarija. Skaniausias maistas yra? Pačio gamintas. Tam aš ir viryklę vežioju. Ar būna, kad važiuodami užsukat aplankyti kokius nors objektus, pasivaikščioti po miestus? Dirbant tai padaryti neišeina, nes man reikia išsikrauti ir pasikrauti laiku. Bet pasitaiko tokių atvejų, kad penktadienį aš stringu kažkur tai. Tam atveju aš turiu dviratį. Ir palikęs mašiną aikštelėje, aš galiu ne tik apeiti, bet kažkur tai ir nuvažiuoti, apsižiūrėti, paturistauti. Puikiai, visi gyvenimo atvejai. Gal turite ir riedučius? Ne, riedučių neturiu, turiu gitarą. Gitarą. Tai susikuriat lauželį, užkuriat vandenėlį ir miškelį. Let's go party. Let's go party. Labai keistas fenomenas. Nors vairuotojai neruošia universitetai, jau užsienio kalbą turi mokėti. Kaip jūs susišnekate tarpusavėje su kitų šalių vairuotojais? Užsienio kalba? Tai kiek kalbų mokat? Be lietuvių 4. Bet jos taip tikrai mokat susišnekėtumėt, ar tiesiog žinote tą darbinę kalbą? Pakraut, iškraut, ačiū ir... Rusiškai, lenkiškai, angliškai susišnekėčiau, vokiškai suprantu, atsakyti sunkiau, bet susišnekėti išeina. Nuostabu. O būna, kad nauji metai, kalėdos, Velykos galų gale kabinoj praeina. Nežinau, kad aš turiu nuostabius vadybininkus, kurie pasirūpina ne tik savo šventėm, bet ir mano. Nes jūsų labai pikta žmona. Nu, jinai gera žmona, ne pikta. Žmoną į kelionę įmat kartu? Pasitaiko, kad taip. Tačiau reikia suderinti keletą dalykų. Nes jeigu žmona pasiimu su savim, vadinasi, 2 mano vaikais turi kažkas pasirūpinti. Supratau. Žinau tą bėdą, turiu ir aš porą. Krovinių tarptautinių vežimų vairuotojo ekspeditoriaus kvalifikaciją galima įgyti darbo rinkos ar profesinio mokymo įstaigose.
Mokymo programa skirta asmenims sulaukusiems 21 metų. Būtinas pagrindinis išsilavinimas B ar C1 kategorijų automobilių vairuotojo pažymėjimas. Mokymo trukmė – 0,5 metų. Pastaraisiais metais darbo rinkos mokymo centruose Klaipėdoje ir Šiauliuose kuriama moderni infrastruktūra, praktinio mokymo centrai, įrengiamos vairavimo trasos. Darbai vykdomi už ES struktūrinių fondų paramą per Švietimo ir mokslo ministeriją. Sunkiasvorio sunkvežimio vairuotojus rengia profesinio rengimo centrai, technologijų ir verslo, automechanikos bei žemės ūkio mokyklos. Mokslai trunka 2-3 metus. Absolventams išduodamas profesinio mokymo diplomas. Baigus sunkiasvorio sunkvežimio vairuotojo mokymo programą, mokymasi galima tęsti pagal pagrindinio profesinio mokymo, inžinerijos ir inžinierių profesijų srities programą. Abiturientai kviečiami rinktis aukštojo mokslo transporto inžinerijos studijų krypties programas kolegijose bei universitetuose. Prašau. Kur susiruošėt? Sauliau, sportavom čia su Ugne, ruošiamės Londono olimpiadai. Jau transporto buvom susiradę, bet pasirodo, kad sunkvežimiai negali vežti 2 keleivių, gali tik 1. O mes tai 2. Tai va. Gal ir gerai, nes darbo rinka rodo, kad tolimų reisų vairuotojų reikia gerokai labiau negu olimpinių žaidynių dalyvių, ypač turint galvoje tavo fizinę formą. O tolimųjų reisų vairuotojų reikia. Mes tranzitinė šalis, ačiū Dievui. Ir jų visą laiką reikėjo ir matyt dar kurį laiką reikės. Keliai pas mus geri, šalis nedidelė, pravažiuojasi greitai, vairuotojai mūsų geri, užsienyje juos myli, darbštus jie, pakankamai sąžiningi. Žodžiu, paklausa jiems yra tikrai gera. Na, Sauliau, aš kaip visada. Tiesmukiškai. Ar storos tolimųjų reisų vairuotojų piniginės? Storokos tos jų piniginės. Geras vairuotojas uždirba iki 6000 litų. Gal net ir daugiau. Tai aš nesuprantu, profesija yra paklausi, įdomi, gerai apmokama, o vairuotojų vis dar trūksta. Pirmiausiai trūksta todėl, kad jų reikia ir vis daugiau ir daugiau. O dar todėl, kad tai nepaprastai sunkus darbas. Jis gali būti rizikingas, kelyje laukia daugybė visokių pavojų, kuriem reikia būti pasiruošusiam ir gebėti su jais susitvarkyti. Vairuotojai turi būti labai atsakingi žmonės, jie atsako už visą krovinį, kuris jiems yra už nugaros. Tai yra žmonės, kurie dažnai nemato savo šeimų savaitėmis. Tai iš tiesų alinantis ir sunkus darbas, reikalaujantis ypatingų įgūdžių. Ne kiekvienas tą galėtų daryti. Ar paklausi tekstilininko profesija? Tekstilės pramoniai labai paklausi. Tik tai, kad pati mūsų tekstilės pramonė tokia mažytė. O ar apsimoka būti tekstilininku? Žiūrint, koks tas tekstilininkas. Jeigu tai yra žmogus prie konvejerio, tai jo darbas yra mažai apmokamas. Jeigu tai yra dizaineris, menininkas, jis gali užsidirbti pakankamai neblogai. Sauliau, dažnai kalbam, kaip gauti svajonių darbą. O ką daryti, jei fortūna tau nesišypso? Žiūrint, po kelinto karto jinai nenusišypsoja. Svarbiausia, nenukabint nosies. Ir bandyt dar kartą. Ir jeigu nesigauna, keist strategiją ir taktiką. Žinai, sunku tikėtis kitokio rezultato, darant visą laiką tą patį. O jeigu ir tai nepadeda? Tada susikurti savo darbo vietą. Tai nėra taip sudėtinga, kaip atrodo. Svarbiausia turėti svajonę. Paskui tą svajonę, pavyzdžiui, aprašyti. Taip, jinai gauna rėmų, taip jinai tampa vizija. Tada nusimatyti tikslus, veiksmų planą, susiras bendraminčių. Vienam sudėtinga labai tokius dalykus daryti. Ir tada sukurti verslo planą. Ir rasti žmonės, kuriems jis gali būti įdomus. Viskas paprasta. Na ir dar vienas klausimas, Sauliau. Kada mūsų kitas susitikimas, kurio metu mes turime pristatyti dar 2 profesijas – vertėjo ir baldininko. Kaip visada. Sekmadienį 17:15. Laidą remia